Šiandien pas mus svečias rašytoja, jauna, fantastinės literatūros rašytoja, išleidusi 3 knygas. Viena iš jų tai yra anglų kalba. Ir kiek kalbėjom Lietuvoje, jos dėja nenusipirksite. Ji vadinasi Vesaim. Ir kiek aš pamenu, pasirašinėjau ne savo slapyvardžių. Nepamenu, aš tikrųjų pasakysiu. Antroji knyga yra tokia distopinis romanas Tyrojų aušra. Ir trečias tai yra Sono Elektrum, kuris laimėjo Alma Literos konkursą vaikų ir paauglių literatūros. Tai va labai smagu. Aš tai iš karto turiu klausimą tokį. Aš žinot, kokia šito žmogaus profesija? Rašytoja. Nu kas čia per profesija? Jūs pragyvenate iš rašymą? Čia yra labiau kaip, sakyčiau, hobis, gal tai nėra kaip yra poreikis galėtų būti kažkoks aktorius. Jos profesija yra visai kita. Ir aš kai paskaičiau internete, tai mane labai nustebino, nes aš pagalvojau, kad čia kažkiek kosmosai ir visiškai nesusiję. Jūs dirbat nacionaliniam vėžio centre? Taip. Tai ką jūs ten darot? Jūs medikė? Gydot žmonės ar tyrinėjot kažką? Negydau, dirbu laboratorijai, tiesiog gaunu tyrimus tų pacientų. Tai kas nutiko jūsų gyvenime, kad grįžusi iš savo ligoninės, jūs vieną dieną sėdot ir galvojat, imsiu ir parašysiu knygą. O čia vis tiek kažkas neįtikėtino. Na, aš pradėjau rašyti iš tikrųjų dar prieš studijas, tai man buvo 12 metų kažkur, tai kai aš apskritai kažką sugalvojau, kad aš norėčiau ir galėčiau rašyti, nes tai buvo tiesiog, sakykime, Hario Poterio knygų bumas. Tuo metu pasirodė pirmieji Harry Poteriai, visi jas skaitė, tai buvo labai įtrauki literatūra ir aš tiesiog sėdėjau, skaičiau ir galvojau, aš irgi gal galėčiau kažką panašaus padaryti, neatrodo, kad parašyta taip jau sudėtingai. Aišku, kad ne taip jau paprasta rašyti, bet vis tiek tas kabliukas buvo mano klasėje tuo metu, dėl to Hario Poterio pradėjo rašyti gal kokie 3 žmonės. Iš jų likau rašyti tik tai aš. Tobulėjau, ta prasme, kai kurie turi svajonę, bet parašyti knygą, aš neturėjau svajonės parašyti knygą, nes aš tiesiog rašydavau, bet aš turėjau svajonę išleisti knygą. Vat iki to reikėjo dasigyventi kokius gerus 15 metų iki pirmojo romano Vesaim, kuris toks pusiau savilaida galima sakyti, nes aš rašiau lietuviškai, pati verčiau į anglų kalbą ir kartu su amerikiečių leidybos, tokia kaip kompanija Morgan James Publishing, jinai buvo išleista, bet tiesiog man į tai reikėjo investuoti pinigų. Nu, tai kaip ir... Kiek kainuoja išleisti knygą? Priklauso, kiek norite vienetų ir ką paskui su tuo darysite. Tai priklauso, kiek norite investuoti visų pirma į knygą, nes išleisti e-booką gali nieko nekainuoti. Išleisti gerą e-booką gali tekti pamokėti redaktoriui, gali tekti pamokėti šitam visam korektoriui, maketuotojui, viršelio dizaineriui. Tai kainuoja daugiausiai, pati spauda kainuoja, nežinau, kelis eurus už vienetą kažkas tokio. Nes kažkas sakydavo, kad nuo knygos, jeigu jinai ten kainuoja 15 eurų, tai autoriui lieka 3 kokie geriausio atveju, ne? Vienas. Ne? Nuo visų knygų realiai yra 10%, man rodos, ar 5 tik. Tai, žodžiu, nedaug. Realiai tai konvertuojasi, jeigu knyga kainuoja 10 eurų, tai autorius tikėtina gaus apie eurą ar net mažiau. Nes, tiesiog. Tai žodžiu, rašant knygas Lietuvoje reiktų turėti ir dar. Praverstų. Tai yra autorių, kurie gali teikti, kad jie pragyvena iš rašymo, bet mes taip susižvalgom tarpusavį, ne iš rašymo. Didžioji dalis tų pinigų ateina iš edukacijų, kai jie važinėja po miestus ir už tuos pristatymus ima pinigus. Šiąnakt aš skaičiau jūsų knygą, Sono Elektrum, nes pagalvojau, kad kalbėti su žmogum apie jo knygas, kaip pats esi jų neskaitęs, labai taip, negražu. Ir aš pradžioje galvojau perversiu, bet man paskui užkabino ir daugiau nei pusę perskaičiau ir šiandien manau, kad pasibaigsiu. Knyga yra, šitą ir laimėtoja ir yra, ne paauglių geriausios knygos. Jinai kalba apie tokius žmonės kaip jūs,
kurie man labai patiko jau knygos pradžioj. Veikėjas pirmo asmenio kalba, tas vaikinas, ir jisai sako, realus gyvenimas man nepatinka dėl to, kad, čia aš esu loseris. O žaidime aš esu veikėjas, personažas, laimėtojas. Ir aš tada pagalvojau, gal iš tikro, kai mes baram paauglius dėl to, kad jie nuolat sėdi kompiuteriniuose žaidimuose, jie būtent tenai patiria sėkmę, ko neturi galimybių ar įgūdžių patirti tikram gyvenime. Ir čia gal tą knygą vertėtų paskaityti ne tik jiems, jie taip viską žino apie šitus dalykus. Ar ne? Aš manau, kad šita knyga, kaip daug kas pastebėjo, kad jinai yra apie kompiuterinius žaidimus ir apie priklausomybę. Man visų pirma, jinai yra apie žmogaus virtimą iš paauglio virtimą suaugusiu ir gal labiau tiksliau apie negebėjimą pavirsti, nes tiesiog pasaulis, aplinkinis realus pasaulis atrodo pernelyg sudėtingas, pernelyg reiklus, tai gąsdina ir dėl to net ir pabaigus mokyklą atrodo, kad labai sunku įsijausti į tą tikro suaugusio rolę ir todėl norisi vis kažkaip tai dar likti tam tarpiniam paauglio būvyje. Atskleiskit vieną paslaptį, iš kur jūs taip gerai išmanot kompiuterinius žaidimus? Labai džiaugiuosi, kad jūs... Paklausiau. Ne, kad jūs manote, kad aš gerai juos išmanau, nes aš iš tikrųjų pradėjusi rašyti tą knygą, aš apskritai nežaisdavau. Aš dažnai pradėdama kažkokius tai savo kūrybinius reikalus, aš tiesiog sėdžiu pasidomėti apie dalykus, kurių aš neišmanau. Nes šitos apskritai knygos priešistorė yra ta, kad šita idėja tai kilo ne man. Jinai kilo dviems menų gimnazijos Kaune auklėtiniams, tai yra Robertai Mašidlauskytei ir Eglei Jankauskaitei. Jos norėjo piešti komiksą, bet norėjo tik piešti, jos nenorėjo rašyti pačios istorijos. Ir jos ieškojo žmogaus iš pradžių, tas buvo gana seniai, jos ieškojo žmogaus, kuris galėtų už jas tiesiog kurti tą pasakojimą, rašyti dialogus ir panašiai. Turėjo kelis, kaip supratau, žmonės, su kuriais bandė derinti šitos darbus, bet galiausiai tai tiesiog nesuveikė, jos nesutarė su tais, kurie bandė kurti joms istoriją, netiko tas formatas. Žodžiu, ta istorija nugulė į stalčių ir nugulė labai ilgam. Ir kai aš su Vesaina atvažiavau į Kauną į Sugiharos namus, nes mes realiai visos buvome japonistikos, VTU japonistikos Haši klubo narės, per mano tą Vesain pristatymą Roberta priėjo, sako, žiūrėk, aš turiu žiauriai fainą mylimą istoriją, sako, norėjau komikso, bet man niekaip nepavyko gyventi, aš labai norėčiau, kad tai gimtų kažkokiu formatu, galbūt ne komiksu, bet gal romanu, gal tu galėtum iš to, ką aš tau duosiu, tą idėją parašyti romaną. Aš sakau, gerai, pabandom. Ir grįžus namo, aš gavau iš karto dar tą patį vakarą failiuką, kuriame buvo knygos veikėjų vardai. Tas failiukas jisai ir vadinosi Sono Elektro. Vienas dalykas, kuris tikrai nepasikeitė, tai būtent tai, kad tai yra istorija apie pogrindinį klubą, kuriame žaidžiamas toks šiek tiek futuristinis, sakykime, šios dienos sąlygomis VR'as ir, kaip pogrindinis reiškia, kad ten vyksta nelegalūs, nešvarūs reikaliukai ir pagrindinis veikėjas yra įtraukiamas į tą žaidimą. Ir, buvo tas rašiukas, buvo istorija, aišku, buvo kažkiek tai galimų konfliktų ir panašiai. Ir aš tiesiog visą tai perskaičiau, sakau, okei, man atrodo idėja smagi, aš norėčiau su tuo dirbti, bet aš tuo pačiu labai norėjau daug visko pakeisti. Galvojau, kad tas siužeto kampas man gal neišsiverstų, čia visa kita, čia tavo aprašytas, ten visas tas planas, kaip tas aparatas veikia, viena dalis neurofiziologinės, sakykime, man įdomu ir patinka, bet įgyvenimas, o kaip tu įsivaizduoji, kaip visą tai vyksta, nes tai, ką jos norėjo padaryti, nes tai yra, sakykime, kompiuteris, tai yra kažkokios tai dvikovos, kurios vyksta, jos vyksta VR, bet tas VR'as nėra, kad tai vyksta kažkokiam kompiuterį, kur tu tiesiog užsidėjai akinius ir tu žaidi tą žaidimą tiesiog susimuliuoti aplinkoje. Ne, tai yra biškai kitaip, nes tai yra užsidedi tą šalmą, turi visą aprangą, kuri tiesiog surenka iš kūno kažkokius tai
rodiklius, žodžiu, sekami visi fiziniai duomenys ir sekamos būtinai smegenų bangos, nes tas aparatas, jisai realiai stimuliuoja smegenis, jisai sukelia tam tikrus tokius impulsus, kurie sukelia haliucinacijas. Ir va tos haliucinacijos yra žaidimas. Ir jos dar šalia to jos norėjo, kad tai būtų ne šiaip kažkokios haliucinacijas, norėjo, kad tai būtų padarytas smegenų garso takelis, muzikinis takelis. Ir kad tose haliucinacijose tie veikėjai žaistų su muzika. Sakau, kaip tai turėtų atrodyti? Sako, nu heliunkės. Gerai, aš suprantu, kad komikse jūs kažkaip tai nupieštumėt, kaip man tai aprašyti. Ir galiausiai tas projektas man irgi užstrigo, aš buvau parašęs gal apie 100 puslapių, perrašius ten daugybę kartų, kol galiausiai šiek tiek pavargau, aš norėjau kažkokiu būdu su kažkokiu rankraščiu dalyvauti Alma Litera konkurse, bet tuo metu, kad ir turėjau aš tą 100 puslapių, aš supratau, kad Sono Elektrum aš per 9 mėnesius neparašysiu. Ir pradėjau rašyti Tyrąją aušrą, pabaigiau Tyrąją aušrą per 9 mėnesius, nusiunčiau konkursą nelaimėjo, bet jinai išėjo nieko rimto leidykloje. Ir tada per sekančius kitus metus aš perrašiau tą rankraštį dar porą kartų, vėl nusiunčiau į konkursą. Ne todėl, kad norėjau laimėti, o tiesiog todėl, kad negalėjau nustoti perrašinėti, aš nemoku finalizuoti kūrinių. Jeigu matau jame potencialą, atrodo, jis turi vis tiek gimti ir gimti kažkokiu fiziniu pavidalu, kad aš jį galėčiau iš tikrųjų palikti ramybėje. Ir aš tiesiog padėjau šitą, nusiunčiau savo tą kūrinį į konkursą vien todėl, kad jis ten pagulėtų iki kada ten paskelbiami tie konkurso rezultatai, bent jau tuo laiku jis nebus judinamas visiškai ir sėtų tiesiog prie kito darbo. Jūs labai perfekcionistė, ar ne? Sakykime, iki perfekcionizmo kažkiek trūksta, bet ambicijų turiu taip. Žodžiu, knygų rašyti neapsimoka, žiauriai ilgai užtrunka, finansiškai neapsimoka, bet tai gal malonumas yra rašyti knygą? Kaip čia pasakys? O tai kam jūs tada rašot knygas? Kartais tai būna tiesiog iššūkis, pavyzdžiui, šitą knygą aš pažadėjau ją įgyvendinti. Sako, tu gali nebaigti, jeigu tau neišeina, jau viskas gerai. Aš noriu, dabar aš pažadėjau, man morališkai yra tiesiog stimulas, kad ir toks iššūkis, kad aš noriu pabaigti, noriu, kad tai gimtų ir noriu, kad tai būtų tokiu, jinai atrodytų taip, kad man jinai patiktų. Tai jūs dabar žaidžiat kompiuterinius žaidimus ar ne? Su vyru. Sakėt, iki šitos knygos nežaidžiat. Tai ką čia reiškia? Tai reiškia taip, kad aš iš pradžių, kai buvo dar, kadangi štai knyga buvo pradėta rašyti, kai buvo COVID-as normaliai, taip rimtai, tai aš tuo metu žiūrėdavau daugiau kaip kiti žaidžia. Tai pavyzdžiui, Lietuvoje tuo metu vykdavo Red Bull'o League of Legends solo varžybos. Kelis kartus šito žiūrėjau, nes tai yra dvikovos, tai yra tai, ką aš norėjau daryti. O paskui susipažinau su savo vyru ir jisai, kadangi jisai gameris, tai... Išvedė iš kelio. Na kaip, aš žiūrėdavau, kaip jisai žaidžia, susipažinau su, sakykime, su e-sportu, būtent e-sporto dalim, tai yra transliacijos, kaip tai atrodo, kaip turnyrai. Ir tiesiog, aš turiu konsultantą šalia, bet tuo pačiu mes dažnai su svečiu tiesiog žaidžiam kovus. O kaip man sektos, jūs rašot, dirbat, žaidžiat žaidimus, kaip ta prasme, kaip viskas susidėlioti, nes kūrybai, kaip randat laiko? Nerandu. Viskas tiesiog tu kažką aukoji, arba tu aukoji laisvalaikį, arba tu aukoji miegą, arba tu aukoji kitais kartais sveikatą, nes aš šitą knygą baiginėjau tikrai sirgdama, bet tiesiog aš turėjau pabaigti, aš turėjau laiko limitą, kad aš turiu ją pristatyti. Jūs vienam savo interviu, tik neatsimenu, kur skaičiau, sakėt, kad į šitą knygą labai daug savęs įdėjot, bet čia pagrindinis veikėjas yra vaikinas. Taip. Jūs iki šitos knygos kompiuterinių žaidimų nežaidėt. Tai ką jūs čia įdėjote? Gyvenimą. Šitas veikėjas turi labai daug manęs, ne ta prasme, kad aš jaučiuosi vyru ar kad aš labai daug geiminau. Ne. Tai yra tiesiog gyvenimo... Nes šalia to VR vyksta tas realus gyvenimas, veikėjas, kuris išsikraustė iš tėvų namų,
nes turiu tam tikrus konfliktus su tėvais dėl tėvų, sakykime, nesupratimo, ką jis nori daryti ir jo paties nesupratimo, ko jis tikisi iš gyvenimo. Tai vienas, ką aš dariau, tai aš taip pat kaip Sebas daug kartų kraušiausi iš vienos gyvenamos vietos į kitą, aš turėjau tikrai daug įvairiausių butiokų ir visi tie butiokiški dalykai nuo krūvos taros iki ten neplautų indų, viskas mano gyvenime buvo, pridegęs puodas buvo ir netgi buvo tas seniokas, kuris šaudė į dangų per naujametį. Tai tikrai labai daug realių dalykų, realios mano jausenos, mano pasimetimo gyvenimas. Aš ir pati tikrai labai vėlai, sakykime, subrendau, aš, ta prasme, esu, sakykime, gera mokinė, buvau visą kitą, įstojau studijuoti, bet aš lygiai taip pat buvau pasimetusi ir jaučiausi nepakankamai suaugusi būti suaugusi. Tai tas pasimetimas, jis visas tiesiog išsitransliavo į tą knygą. Bet knyga gerai baigėsi, ar ne? Nes aš nepamenu. Na, mane dabar nežinau. Gerai, kadangi jau visi, kadangi šita knyga dar nominuota ir IBI, tai Prano Mašioto premijai, tai ten jau, kaip sakant, profesorius Urba išspoilino, kad pabaiga yra viltinga. Taip. Žodžiu, kad gali būti visaip, bet esmė ta, kad... Gali būti ir gerai. Kad, veikėjas išsikapsta, kaip jam toliau eisis, jau priklausys tik nuo jo paties. Bet aš galvoju, o nėra taip, kad jūs pasirinkote vis dėlto personažą vaikiną, gal todėl, kad vaikinai labiau įsitraukia į tos žaidimus, kaip su to merginom? Tai buvo viena iš priežasčių. Pirma pati svarbiausia priežastis yra ta, kad sąraše Sebas visada buvo pagrindinis veikėjas ir aš tiesiog neketinau to keisti. Taip, Sebastianas Sebas tai yra pagrindinis veikėjas, vaikinas, neseniai baigęs mokyklą. Momentais kai kuriuose rankraščiuose tai varijuodavo tarp to, ar jis yra studentas, ar jis nėra studentas, ar jis vis dar yra mokinys, ar jis jau nebėra mokinys. Žodžiu, tas varijavo, bet niekados nesikeitė to momento, kad tai yra vaikinas, nesikeitė jo vardas, nesikeitė tai, kad jis nebegyvena su tėvais. Šiaip sporte merginos, jos turi kiek kitokią problematiką. Jų nėra daug, sakykime, komandų merginų, grinai merginų ar merginų komandos, jų yra pavienės, sakykime taip. Ir jos vis dar yra gana stipriai, sakykime, diskriminuojamos dėl to, kad merginos galbūt prasčiau žaidžia, kad, yra tas pats kaip ir visame sporte, kad jeigu tu leisi merginas į tą pačią salę prieš vyrukus krepšinio, tai irgi sakys, tai koks čia žaidimas, tai aišku, kad vyrai geriau žais. Tai čia lygiai tas pats. Merginos jau žaidžia kompiuterinius žaidimus? Taip. Rimtai? Taip. Kaip jūs manot, vaikinai dažniau žaidžia ar merginos, ar nėra skirtumų? Nes tas stereotipas, kad bernai sėdi prie kompo, tik tai, jis yra. Bet aš turėjau vienais metais tokią mokinę, kuri žiauriai gera mokinė, protinga mergina ir visą kitą, jinai maždaug 12 klasėje visiškai beveik nustojo lankyti pamokas. Ir paskui mes ten per kažkokius kitus šaltinius išsiaiškinom, kad jinai geimina, tiesiog sėdi namie ir žaidžia. Nežinau kokį žaidimą, nežinau detalę. Bet jinai tiek buvo įklimpusi, gera mokinė. Tikrai merginų moterų yra geiminančių, galbūt jų yra mažai profesionalių, būtent žaidžiančių profesionaliai. Tai yra skirtumas tarp tų, kurie yra mėgėjai ir žaidžia ir daro tą namie, ir tie, kurie eina į sportą kaip sportininkai. Tai va čia yra tas skirtumas. Bet namie ir žaidžiančių tikrai yra daug ir merginos lygiai taip pat įsitraukia ir gali būti priklausomas. Iš tikrųjų, aš pati niekados nebuvau priklausoma nuo kompiuterinių žaidimų. Taip, aš galiu užgeiminti, galiu per dieną pražaisti daugiau negu planavau ir pastebėti, kad o dieve, jau 9 vakaro aš dar vakarienės neparašiau, nepasirašiau rytoj ir taip toliau panašiai. Bet tai bus vieną dieną, tai galbūt bus sekančią dieną, bet tai nebus savaitė, mėnesis ar kita. Bet kiek aš istorijų sužinau iš žmonių, į kurios pasižiūrėjus, kad jie buvo priklausomi, bet į jos pasižiūrėjus net netrodydavo, kad jie apskritai gyvenime yra geiminė. Nes pavyzdžiui, mano kolegė, kuri dabar yra pensinio amžiaus, ta prasme, kai aš papasakau savo šitos istorijos siužetos, sako, o tu žinai, kaip aš geimindavau? Sakau, jūs, ką jūs žaisdavau? Sako,
Tu neįsivaizduoji, sako, aš grįždavau namo po darbo, užmigdydavau vaikus ir sėsdavau prie kompo, ten kažkokia panašiai kaip Simsai, bet turbūt kažkokia senesnė versija, aš nežinau, ką tais laikais jinai galėjo žaisti ir prieš kiek tai metų buvo, bet jinai, ta prasme, ateidavo vyras, sakydavo, tu matai kiek valandų? Nuo 3. O tu žinai, kad tau 5 daro. Tai va, tai ir tokių žmonių, tarkim, žmonių, kurie dabar daktarinė apsigynė seniai dirba, sako, kaip aš niveliuodavau su Cezariu III. Tai, nu, ta prasme, ar ten... O tai kodėl žmonės žaidžia žaidimą? Iš tikrųjų, mes bandėm diskutuoti, kas įvilioja, įklampina, nes žaidžia dažniausiai, na, dėl dopamino. Normalu, kad tai yra laisvalaikio leidimo būdas, kuriame labai lengva gauti dopamino, kaip ir apskritai spaudžiant bet kokias medijas, gaudyti Facebook'o patiktukus ar panašius dalykus. Ta prasme, tai yra lengvas dopaminas, nes tu labai pakėlęs kiekvieną lygį, gavęs kiekvieną naują achievementą, nugalės kiekvieną bosą, tu gauni dopamino. Ir tai yra priklausomybė. Dopaminas kelia tą nuolatinę, po truputinę dozinę kelia priklausomybę, kad tu nori tų dopamino dar ir dar ir dar. Tai... Pritarėt merginos? Taip. Aukojat miego valandas? Ne. Šaunuolės. Miegas svarbiau. Tai ramiai atsijungiat ir žodžiu, Taip, viskas. taip. Ar ne? Labai Jos gerai. nepriklauso. Labai gerai. Nu, gali būti, sakykime, kad... Sako, vaikinų mes nepakavo, vaikinai kaip ateina ten nemiegoja visą naktį, ne? Ne, aš aš tai gan retokai geiminu, nes aš tai tokius paprastesnius, ne tokius ten Counter-Strike. Ne, aš ne tokius, aš paprastus kartais ant telefono, kartais ant kompiuterio. Bet jūsų nepraeina gyvenimas pro šalį tuo metu? Įsimylėjėliai, sėdi ant tauro kalno, apsikabinę merginą, geria alų, žiūri į mėnulį. Jūs sėdit prie tų kompiuterių kiaurą naktį. Irgi alų galima gerti. Aš vis tiek tam viskas. Nes kai po to, kai naktį prasėdė prie kompiuterio, tada iš vis tampi įsėliu, uždaru. Tampi iš vis susidaręs. Tokie dalykai yra labai asmeniškai susitinkami. Jokių draugų ir... Tai viskas gerai, kai yra kontroliuojama, nes tikrai priklausomybė tai yra tiesiog, kai nebežinai, nebeturi stabdžių ir nebejauti to saiko. Tai saikas gali būti nebūtinai žaidimas, užtenka pasižiūrėti, kiek mes laiko šiaip prie telefono praleidžiam. Aš tikrai galiu pasakyti, kad aš per daug praleidžiu, nes aš jau noriu griebiu tą telefoną ir tikrinu, nors žinau, kad ten Facebook'e nieko ten naujo, Instagram'e nieko ten naujo, bet reikia. Tai tokia lengva priklausomybė, galbūt netrukdanti gyvenimui bendrai, bet tai yra, sakykime... Ar ta Sono Electrum, jinai gali būti laikoma prevencinė knyga jaunimui, prie ko gali kartais privesti kompiuteriniai žaidimai? Aš iš tikrųjų nesistengiau dėti kažkokio tai tokio griežto moralo, kad čia visi kompiuteriniai žaidimai ir jūs visi pabaigsit ten bedarbiai, bevaliai ten ir žodžiu, be miego numirsit tiesiog. Ne, tai šita knyga iš tikrųjų jinai neturi tokio didaktinio komponento, kad visi, tai čia yra apie vieną konkretų žaidimą, kuris iš tikrųjų turi labai stiprius šalutinius poveikius, kurių galbūt, na, aš tikiuosi, neturi ne vienas kitas žaidimas, nes čia yra tiesiog žaidimas, kuris lenda prie smegenų, jisai tiesiogiai kontaktuoja su žmogaus smegenimis ir o smegenys yra nepakankamai, ne iki galo ištirtas žmogaus organas ir kai tu lendi prie to, ko tu nesupranti, tai dažniausiai tikriausia nelabai kokiam pasiekimui. Tai va šitas žaidimas yra toks. O šiaip, saikas yra reikalingas visų. Kokiais iššūkiais susidūrėt, kai rašėt, koks didžiausias iššūkis? Net nežinau, kuris iš iššūkių, sakykime, būtų didžiausias, nes apskritai tai ta istorija, jinai buvo labai neklusni, jinai labai nenorėjo pasirašyti, nes aš ją rašiau nuo tada, kai aš gavau idėją, aš ją rašiau realiai 5 metus, kol jinai buvo galutinai baigta. Tai galbūt didžiausias iššūkis buvo tiesiog suprasti, ko aš noriu iš tos istorijos, kur jinai veda. Koks yra jausmas pirmą kartą iš leidyklos gaunat čia jūsų pavardė ant viršelių, matuojat, kurioje lentynoje namie tiktų, kad svečiai matytų? Koks jausmas
matant savo parašytą knygą, vis tiek yra faina, ar ne? Kadangi aš tą jausmą išgyvenau 3 kartą, nes prieš tai buvo kitos 2 knygos, galiu pasakyti, kad laukimas nuo tada, kai tu paduodi rankraštį, sulauki maketo, iki tada, kol ta knyga patenka į lentynas, tokio didelio hypo, kad o dieve mano knyga, jo nebelieka, nes tu tiesiog pavargsti laukti, pervargsti dirbti, aš tiesiog jau po to, kai aš atidarau tą rankraštį galutinę variantą, aš sakiau, aš dabar metus nenorėsiu nieko matyti ir rašyti, nieko net galvoti apie rašymą, nes aš tiesiog pavargau. Bet iš tikrųjų smagu ateiti į knygyną ir jeigu ta knyga nėra kur nors įgrūsta taip, kad jos reikia ieškoti stovint, tai visada malonu. Paglostas savimėlį. Be abejo. Ar turi iš naujų idėjų? Atsiprašau. Jei ketvirtai knygai. Taip, naujų idėjų žinoma turiu ir, kaip sakiau, aš dirbu prie vieno projekto, turiu kultūros tarybos stipendiją, dirbu prie knygos suaugusiems dabar. Ir reikia kažkaip ją parašyti. Bet čia bus vėl fantastika. Tikriausiai galima būtų ją priskirti fantastiką, aišku, galima išsivartyti ir kaip kurie sakytų, kad gal čia realybė iš tikrųjų, nes kaip išskyrė iš tikrųjų Džiuljeta Maskoliūnienė, tada kai mes kalbėjomės apie tai Sono Elektrum vis tik yra fantastika, ar tai yra realistinė proza. Tai jeigu, pavyzdžiui, veiksmas vyksta sapne, nors visas siužetas yra sapniškas, bet tu supranti, kad veiksmas vyko sapne, tai ne fantastika, nes realiai tai turi realistinį pagrindą ir tiesiog tai yra sapne. Tai mano irgi sakė, čia realistinė proza viskas. Nu, bent jau parašyta tikrai tikroviškai. Tikiuosi. Tie katinai ir šeškinė, aš pats kažkada gyvenau šeškinė. Tie pilki namai, viskas labai atpažįstama. Na, apie Šeškinę galbūt ten nebuvo daug, buvo pagrindinė vieta, apie kurią iš tikrųjų pasakoju ir kurioje vietoje yra tas klubas Kalista, tai yra būtent tas Kalista, tai yra tas klubas, kuriame yra Sono Elektrum tas žaidimas. Tai jis yra Stepono gatvėje, jis yra Stoties rajone. Ir mane su Stoties rajonu iš tikrųjų sieja, na, toks, sakykime, nostalgiškas galbūt ryšys iš tos pusės, kad aš esu ne Vilniuje. Aš esu iš Širvintų, studijavau Kaune ir į Vilnių atvykau tik tai jau rezidentūros. Bet iki tol, kadangi mano dėdė gyvena Naujamiestyje, tai mane dažnai paleisdavo tiesiog prie stoties ir sakydavo, tu nueik iki savo dėdės ir ten pabūsi. Tai aš tą Stoties rajono kampą, visą Kablį, ten Ivanauskaitės namus, tai pro visą šitą pusę aš visada vaikščiodavau ir na, tai dažniausiai ir būdavo visas mano Vilnius, nes, pavyzdžiui, senamiestį aš matydavau labai retai, dažniausiai būdavo sporto rūmai, bet sporto rūmai, na, irgi turi, sakykime, jisai gana panašų vaibą ta vieta. Ir aš tiesiog, na, aš matydavau tik tai tokį Vilnių, sakykime, pilką, apšepusi, numyštą ten visų ten tų girtuoklių ir panašiai, nes, nu, kai žinot, prie stoties yra parkelis, kuris net neoficialiai vadinamas bomžų parkeliu, ai, Vandervai. Tai, nu, tiesiog aš eidavau pro tas vietas, būdama paauglė ir man Vilnius buvo toks, nes aš, na, iš šona, pavyzdžiui, yra tos jau su senamiesčiu susisiekiančios gatvės, kurios tikrai gražus pastatai viską, bet tai lieka šone, tai lieka kaip paveiksliukas, į kurį aš neįžengdavau, man Vilnius visada būdavo, nu, toks kaip Stoties rajonas visas. Ir Stepono gatvė atsirado, jinai, kai mes su vyru tiesiog važiavom į stalo žaidimų klubą Rikis, kuris yra Stepono gatvės 5 name. Ir mes atvykom, na, tai buvo žiemos ar tai rudens sezonas, jau buvo tamsu, 6 valanda vakaro kažkur ir mes nežinom, kad tą žaidimą nukėlė vėliau, valandą, per vėlai gavom laišką, mes jau buvom atvykę. Ir ta prasme, aš tiesiog pavaikščiau po tas apačioj tuščia, dar niekas nesusirinkė, ten keli tik tai nariai iš to klubo. Ir aš einu pro tos rūsus, ten tas eskalatorius, kuris nieks nebeprisimena, kada jisai veikia, sako, kažkada per atidarimą veikia, paskui jau nieks nebežino. Ir aš nusileidžiu tos rūsius, ten tamsu, ten neapšviesta, tuo metu niekas nevyksta, šviesų nereikia, tu eini ten tolyn, o ten tolyn dar kažkoks tai medis, sako. Medis. Žaliuojantis, tikras, dar pačiupinėjau, sakau, ar tikrai ne plastikų? Ne, tikras medis, kas įlaista, iš kur šviesos gauna? Nėra šviesos. Net ir dieną ten nėra šviesos.
Ir paskui pakeliu dar į viršakius, o už liftas stiklinis, dar yra užrašas tas Minion saldumynų dirbtuvėlis. Nu ir man kažkaip, nežinau, susišvietė dar su kitom vietom, kur aš buvau ir kažkaip, sakau, Minion tapo būtent to užrašu apie Galvijų turgų, nors Galvijų turgus jisai buvo Stepono gatvėje, tik jis buvo prie stoties, tai reiškia gerokai toliau. Na, bet kažkaip tiesiog visa ta aplinka, jinai vat ir įkvėpė, ir Sebas atvyksta į Stepono gatvę, į kažkokį kiemuką, nusileidžia į kažkokį rūsį, prišnerštą tamsų, kur šviesos ten nerasta beveik, tik kiek pro langus iš lauko. Nu ir jis eina ir galvoja, tai čia tas klubas, ta prasme. Nu, bet paaiškėja, kad ten yra klubas ir tas klubas yra ganėtinai šiuolaikiškas, sakykim, kad ir pogrindinis visom įmanomom prasmėm. Tai, taip. Aš nepasimečiau, čia realybė, ką pasakoja. Čia visiškai realybė. Nu, ta prasme, dalis realybės knygoje, na, visos tos vietos, kurias aprašiau, jos yra tikros, išskyrus pačią Kalistą. Tai aš net vedu ekskursijas po tas vietas, po stoties rajoną, būtent po savo knygos vietas. Ko palinkėtumėt šitai gaujai paauglių, kurie dar nerado savęs ir dabar dreba, nes jiems prasideda atostogos už 10 metų? Tai iš tikrųjų... Štai čia jie visi tokie įsitempę. Aišku, palinkėti gerų atostogų, o šiaip gyvenime tiesiog nebijoti klysti. Nes tik per klaidas mes tampame tais tikrai suaugusiais. Ir šitą knygą, kurią apkalbėjom, turbūt rasim ir mokyklos bibliotekoje bent vieną. Jau rasim. Jau yra. Tai gerai. Eikit, vaikai.